Kataklizmai tiesioginė prasme keičiasi mūsų akyse, įgaudami vis neįprastesnės ir sunkiau nuspėjamas savybės. Ir praėjusios savaitės įvykiai tai aiškiai parodo. Nors iki šiol apie tokius pokyčius buvo retai kalbama, dabar ši tendencija tapo tokia akivaizdi, kad ekspertai negali jos ignoruoti. Tačiau net ir komentuodami įvykius daugelis ignoruoja arba visiškai nesižvelgia į veiksnį, kuris reikšmingai prisideda prie šių anomalijų susidarimo. Koks tai veiksnys? Tai sužinosite šioje apžvalgoje. Artimieji rytai. Kovo pabaigoje artimųjų rytų šalys buvo stiprių audrų gniaužtuose. Pasak ekspertų, tokios oro sąlygos labiau būdingos tornado alėjai Jungtinėse valstijose ir yra visiškai nebūdingos regionui, kuriame vyrauja sausringas dykumų klimatas. Kovo 23 dieną Katarą užklupo audrų sistema, atnešusi į regioną smarkų lietų, vėją ir krušą. Raslafano miestas, kuriame yra didžiausias pasaulyje suskystintų gamtinių dujų gamybos kompleksas, vos per 3 dienas iškrito daugiau nei metų kritulių kiekis. Kitose regionuose taip pat siautė smarkios liūtys, dėl kurių kilo potvyniai gyvenamosiuose rajonuose ir buvo užblokuotos pagrindinės šalies transporto arterijos. Siekiant likviduoti nelaimės padarinius, buvo pradėta skubi operacija, kurios metu per 68 valandas nepertraukiamo darbo brigados išpumpavo daugiau kaip 480 000 kubinių metrų lietaus vandens. Ta pačia diena audra smogė ir Saudo Arabijai. Šalies šiaurėje esančiame Al-Džaufo regione iškrito smarkios liūtys ir kruša. Kovo 26 dieną keliose Tabuko regiono gyvenvietėse taip pat smarkiai lijo ir krito kruša. Temperatūra ant Džabal al-Lafs kalno nukrito žemiau nulio. Iškrito sniegas, kas šiuo metu laiku regionui yra itin neįprasta. Kovo 25 dieną Jungtinėse Arabų Emiratuose siautė smarkiaus audros su liūtimi. Dėl smarkaus lietaus išsiliejo Vadi ir kilo staigūs potvyniai. Eismas buvo smarkiai sutrikdytas. Daugelis automobilių buvo apsemti, o vairuotojai buvo priversti palikti savo transporto priemonės tiesiog keliuose. Kovo 27 dienos naktį gelbėjimo tarnybos dar nespėjo susidoroti su audros padariniais, kai šalį vėl užklupo galinga audra. Vėjo gūsiai siekė 60 km per valandą, o tai išjudino smėlį ir smarkiai sumažino matomumą. Vietomis iškrito smarkiai kruša. Intensyvias liūtys lydėjo nuolatiniai žaibai ir perkūnija. Pasak vietos gyventojų, dangų blyksnį apšvietė daugiau nei 2 valandas iš eilės. Dėl atšiaurių orų vėlavo skrydžiai, o didžiosiuose miestuose, tokiuose kaip Dubajus, Šardža ar Abu Dabis, buvo užtvindyti keliai ir požeminės perėjos. Omane smarkės liūtys lydėjo perkūnijos, kruša ir gūsingi vėjai. Išdžiūvusios upių vagos greitai prisipildė vandens, sukeldamos staigius potvynius. Sutriko ryšiai, elektra ir vandens tiekimas. Labiausiai nukentėjo Musandomo provincija. Dėl audros gelbėjimo tarnybos gavo daugiau nei 1400 pagalbos prašymų. Kai kuriuose vietovėse keliai tapo nepravažiuojami, o kai kurių kaimų gyventojai įstrigo savo namuose. Valdžia paskelbė apie perėjimą prie nuotolinio darbo daugumoje provincijų. Visoje šalyje buvo atidarytas 161 centras evakuotiems gyventojams apgyvendinti. Nelaimė nusinešė mažiausiai 12 žmonių gyvybės. Kovo 27 dieną Jemeną ištiko nelaimė, sukėlusių didelius potvynius. Sparčiai tekantis vanduo ir purvas užliejo gyvenamosius rajonus ir apgadino šimtus namų. Daugiau nei 1000 šeimų liko be namų. Daugelis kelių buvo užtvindyti arba užblokuoti akmenų. Adene, laikinoje šalies sostinėje, eismas pagrindinėse gatvėse kelioms valandoms buvo paralyžiuotas. Blogiausia padėtis buvo Taizo provincijoje, kur potvyniai užliejo kelis kaimus. Purvo srautai apgadino istorinę Al-Grafinis mečetę, vieną svarbiausių regionų religinių ir kultūrinių paminklų. Taip pat buvo sunaikintos didžiulės žemės ūkio paskirties žemės, žuvo daugybė naminių gyvulių.
Gelbėjimo darbai vyko itin sunkiomis sąlygomis dėl nuolatinių liūčių ir sunaikintos infrastruktūros. Stiprios srovės ir aukštas vandens lygis apsunkino kai kurių vietovių pasiekimą. Nelaimė nusinešė mažiausiai 17 gyvybių. Dar 5 žmonės yra laikomi dingusiais be žinios. Europa. Poliarinio oro banga apėmusi Prancūziją kovo 26 dieną sugrąžino žiemiškus orus. Sniegas iškrito nedidelėme aukštyje Vogėzų kalnuose ir Korsiko saloje. Dėl to susidarė didelės eismo spūstys, sunkvežimiai strigo apledėjusiuose keliuose. Averono departamento Segūros miestelyje dėl apledėjusių sąlygų susidarė kelių kilometrų ilgio spūstis. O šalies šiaurėje dėl smarkios krušos sunkvežimis atsitrenkė į namo tvorą. Eno departamento Hautvilio Lomno kantone iškrito 10 cm sniego. O slidinėjimo kurorte Savojos regione didžiausias sniego gylis siekė 20 cm. Kovo 27 naktį audra smogė vynuogynams Endro ir Luaros departamente, kur temperatūra nukrito iki -3 laipsnių Celsijaus. Siekdami kuo labiau sumažinti žalą derliui, vynuogių auginimo regionų ūkininkai visą naktį naudojo šilumos bokštus, žvakes ir dūminius židinius. Šie šalto poliarinio oro banga sukėlė ciklono Debora susidarymą. Kovo 26 dieną jis sprogstamuoju greičiu smogė Italijos Apeninų pusiasaliui. Friulio Venecijos Džiulijos regione vėjas pasiekė neįtikėtiną greitį ne tik kalnuose, kur gūsiai siekė 216 km/h, bet ir pakrantėje bei žemumose. Audra išvertė medžius, stulpus ir elektros linijų atramas. Genujos mieste vėjas neleido lėktuvams nusileisti ir privertė juos nukreipti į kitus oro uostus. Apeninuose, tarp Toskanos ir Emilijos Romanijos regionų, takai į vienuolynus ir piligrimystės prieglaudas buvo užpustyti iki juosmens siekiančių sniegu. Temperatūra per naktį nukrito nuo 10 iki 15 laipsnių Celsijaus. Provincijos kelyje į gerai žinomą piligrimystės centrą Laverną turistinis autobusas įstrigo pusnyse. Sniego valymo įranga pasirodė bejėgiai prieš sniego storį ir 58 piligrimai, daugelis jų pagyvenę žmonės, buvo priversti eiti pėsčiomis. Lavernoje sniegas iškrito mažais ledo kristalais, rodančiais labai žemą temperatūrą aukštyje, kuriame jis susidarė ir ant vienuolynų kiemų uolų ir skardžių susiformavo ilgi varvekliai. Neapolį ir pakrantės miestus užklupo staigus šaltis, vėjas ir šlapdriba. Romoje dienos temperatūra nepakilo aukščiau 6 laipsnių Celsijaus, o tai labiau būdinga sausio viduriui ir visiškai neįprasta kovo pabaigai. Miestą užklupo galingos perkūnijos su liūtimis ir kruša. E45 nacionalinėme greitkelyje dėl sniego apvirto sunkvežimis, todėl teko uždaryti kelią šiaurės kryptimi, netoli Verghereto komunos. Avezano miestui, esančiame maždaug 700 metrų virš jūros lygio aukštyje, smogė smarki pūga, kurios metu temperatūra siekė tik 4 laipsnius Celsijaus. Kovo mėnesį šiame aukštyje lietus yra įprastas reiškinys, o kalnų viršūnėse sniegas iškrenta daug aukščiau, todėl šis įvykis yra itin neįprastas. Kovo 27 dieną Alpėse esančioje Kapana Regina Margarita observatorijoje buvo užfiksuota rekordiškai žema temperatūra kovo mėnesiui – -29,7 laipsnių Celsijaus. Tačiau dėl stipraus vėjo, kurio gūsiai viršijo 140 km/h, tikroji temperatūra siekia ekstremalią -56,5 laipsnių Celsijaus. Ciklonas Debora į Kroatiją atnešė gausų snygį ir stiprų vėją, kurių gūsiai pakrantėje siekia 150 km/h. Vos per 24 valandas ugniagesiai visoje šalyje atliko maždaug 900 išvykimų, valydami kelius nuo nuvirtusių medžių ir padėdami atstatyti apgadintus pastatus. Kovo 27 dieną sostinėje Zagrebe pamokos buvo sustabdytos dėl uraganinių vėjų, kurio greitis siekė 120 km/h. Buvo išversti medžiai, apgadinta daugiau nei 150 automobilių ir daugiau nei 50 stogų. Krepšinio arena taip pat patyrė didelę žalą. Sniegas ir stiprus vėjas sutrikdė susisiekimą tarp šalies vidaus ir pakrantės.
Buvo uždaryti pagrindiniai maršrutai, įskaitant A6 ir A1 greitkelių atkarpas kalnuotose, Gorskio Kotar ir Liko vietovėse. Dėl atšiaurių orų laikinai buvo uždarytas tiltas, jungiantis žemyninę dalį su Krko sala. Taip pat sustabdytas daugybės keltų ir katamaranų maršrutų eismas Dalmatijoje, pietinėje Kroatijos pakrantės dalyje. Tuo tarpu ciklonų Debora, Kruša ir Perkūnija talžė ir Bosniją ir Hercegoviną. Mostaro mieste, pakrantės mieste Nojme, piligrimystės centre Medžugorjėje ir Siroki Brijegu bei Grūdos vietovėse gatvės per kelias minutės nuo Krušos pabalo, o eismas buvo visiškai sustabdytas dėl slidžių kelių ir prastų matomumų. Iki kovo 27 dienos vakaro stichinė nelaimė sukėlė didelį elektros energijos tiekimo sutrikimą. Apie 50 000 klientų Unasanos kantone liko be elektros. Kritiškiausia situacija susidarė Bihačo administracinėme centre ir Cazino mieste. Dėl šlapio sniegų ir virstančių medžių svorių nutrūko elektros laidai, sugriuvo betoniniai ir metaliniai atraminiai stulpai. Kovo 29 dieną ant populiaraus slidinėjimo kurorto Vlačičiaus kalno prasidėjo gausus snygis, o pusnys siekė daugiau nei metrą. Tai sutrikdė patekti į turistinius kaimelius. Rumunijoje, Goržų apskrityje, Transalpinos greitkelyje vėjo greitis siekė 120 km/h, o sniego gylis viršijo 35 cm. Ardžešo apskrityje palei Balėjo ežerą iškrito daugiau nei 1,5 metrų sniegų, o Valceja apskrityje ties Romano viršukalne, kur yra slidinėjimo kurortas, pusnys siekė iki 3 metrus. Kovo 28 dieną audra pasislinko į pietus. Talermono apskrityje Černutų kaime vietos gyventojai stebėjo mini tornadą. Krasmirėsti ir Starobanasa savivaldybėse iškrito galinga balandžio kiaušinių dydžio kruša. Maržanešti kaime vėjas nuplėšė namo stogą ir sunaikino saulės baterijas, o keliose kitose apskrities savivaldybėse dėl smarkių liūčių buvo užlieti namai ir kiemai. Vakarų Bulgarijai, skaitant sostinę Sofiją, Perniko regiono ir Kiustendilių miestų pakraščius užklojo sniegas. Pamparonovo kalnų kurorte pusnys siekė 10 cm gylį. Kovo 28 dieną Krumovsgrado miestą ir aplinkinės vietovės užklupo dideli graikinių riešutų dydžio kruša. Audra truko apie 15 minučių, gatves padengdama storų ledo sluoksniu. Audra sunaikino pasėlius privačiuose kiemuose, soduose ir žemės ūkio laukuose, apgadino stogus ir išdaužė automobilių langus. Nepaisant to, kad ciklonas Debora padarė didelę materialinę žalą Europos šalyse, oficialių skaičių apie aukas nebuvo. Kinija. Kovo 29 dieną galinga konvekcinė audra nusiaubė pietų Kiniją. Tankiai apgyvendinta Perlo upės delta patyrė didžiausią audros smūgį. Ankstų rytą ten prasidėjo perkūnija ir lietus, kurie greitai sustiprėjo iki smarkių liūčių. Keliuose Guandungo provincijos miestuose per 24 valandas iškrito daugiau kaip 100 mm kritulių. Audrą lydėjo kruša ir škvalai, kurių greitis siekė iki 34 m/s. Fošano mieste audra apgadino geležinkelių bėgius, todėl traukinių eismas buvo apribotas arba laikinai sustabdytas. Meteorologai pažymi, kad pastaraisiais metais Guandunge vis dažniau stebimi panašūs smarkių konvekcinių audrų epizodai su perkūnijomis, kruša, škvalais ir dideliais krituliais. Kovo 29 dienos įvykis buvo vienas ryškiausių šios greitėjančios tendencijos pavyzdžių. Remiantis palydovų duomenimis, perkūnijos debesys pakilo virš 12 km, o jų aukščiausia temperatūra buvo žemesnė nei -60 laipsnių Celsijaus, o tai rodo itin intensyvius aukštyn kylančius oro srautus, kurie sukėlė tokią galingą konvekcinę audrą. Po praėjusios savaitės destruktyvių įvykių galima padaryti išvadą, kad juos sieja bendras bruožas. Mes pateikime jums ištrauką iš mokslinės apžvalgos, kuri padės nušviesti šį kol kas mažai žinomą veiksnį. Šios stichinės nelaimės vyksta skirtingose pasaulio dalyse, tačiau klimato sistema jas sieja bendru procesu,
anomaliai įkaitusių vandenynų. Būtent anomaliai įkaitęs vandenynas vis labiau perduoda energijos ir drėgmės perteklių į atmosferą, dėl ko susidaro audros, smarkios liūtys, karščio ir šalčio bangos. Tačiau svarbu suprasti, kad vandenynas šyla ir sąveikauja su atmosfera nesteriliomis sąlygomis. Kitas antropogeninis veiksnys jau sutrikdė šią trapią sistemą. Mikro- ir nanoplastikai, teršiantys vandenyną ir atmosferą, sutrikdo šilumos mainus, dujų apykaitą, debesų susidarimą ir vandens ciklą. Dėl to susidurėme su naujo tipo kombinuota krize, kai papildomo šilumos šaltinis yra didėjantis Žemės geodinaminis aktyvumas, o mikro- ir nanoplastikai blokuoja natūralius šio šilumos šalinimo mechanizmus ir kartu sutrikdo atmosferos procesus. Žmonija dar nėra pasiruošusi tokiai krizei. Šiandien veiksmų galimybių langas nebematuojamas dešimtmečiais, jis matuojamas metais. Ir tai sakau ne kaip retorinį triuką, o remdamasis jau stebimų pokyčių greičiu. Spartėjantis vandenynų atšilimas, didėjančios orų anomalijos, didėjantis seisminis ir vulkaninis nestabilumas, bei nuolatinis eksponentinis mikro- ir nanoplastikų kaupimasis hidrosferoje ir atmosferoje. Atsižvelgiant į tai, kaip greitai keičiasi vandenynas, tolesnis šių klausimų sprendimas nesibaigiančiomis derybomis turi rimtų pasekmių. Sunku rimtai pateisinti dar 10 ar 20 metų diskusijas. Ar esame pasirengę pripažinti naujus veiksnius ir kaip gerai jie atitinka senus modelius? Gamtai nerūpi, kokios patogios yra institucijos ir kažkieno politinės strategijos. Nepaisant mūsų abejonių, procesų fizika vis tiek vyksta. Tai tikrai verta apsvarstyti, nes už gyvenimą verta pakovoti.